Sveiki gerbiami žiūrovai, su jumis Anatolijus ir kanalas ProCraft. Šiandien apžvelgsime malkų skaldytuvus. Tikriausiai jau prisipjovėte rąstų su mūsų pjūklais. Dabar reikia juos suskaldyti, kad žiemą būtų šilta. Taigi šiandien susipažinsime su dviem modeliais. Pirmasis didelis modelis PLS 7S. Jis turi kojas ir variklio galia yra 2800 W. Turime 7 tonų spaudimo jėgą ant rąsto. Taip pat maksimalus rąsto ilgis, kurį galime čia įdėti, yra 520 mm. Maksimalus rąsto skersmuo yra 250 mm. Jaunesnis modelis PLS 5. Rąsto parametrai tokie patys, kuriuos pjaunate malkoms. Taigi pakartosiu, 520 mm maksimalus ilgis ir maksimalus skersmuo 250 mm. Tačiau šis įrankis jau turi mažiau galingą variklį – 1500 W. Todėl spaudimo jėga ant rąsto yra 5 tonos. Na, kaip matėt, mažesnis modelis neturi stacionarių kojų. Tai reiškia, kad galite dirbti taip, kaip jis stovi ant žemės, arba jei turite kokį nors stalą, padėkite į ten. Pagrindinius šio įrankio parametrus jau išgirdote. Toliau demonstruosime šį įrankį darbe. Visa kita šiek tiek vėliau. Ir pirmiausia, nepamirškite apie saugos techniką. Pirštinės, akiniai ir jei reikia, ausinės. Dar noriu atkreipti jūsų dėmesį į šį varžtą. Prieš pradėdami dirbti, turime jį atsukti 2 kartus, kad hidraulinė kamera esanti viduje galėtų kvėpuoti ir nesukurtų perteklinę slėgį. Po to, kai baigėte darbą ir ketinate perkelti ar pernešti šį įrankį, šį varžtą reikia užsukti, kad alyva neišsilietų. Beje, apie visą tai yra geltonos spalvos atmintinė. Skaitykite ir nepamirškite apie ją. Pirmasis rąstas yra pušis, jo ilgis yra 34 cm, skersmuo 22 cm. Įdedame rąstą į mūsų stakles, tada paspaudžiame mygtuką ir svirtį traukiame į save. Po to išimame suskaldytą rąstą ir jei reikia, o šiuo atveju tikriausiai reikia, vėl įdedame jį į stakles ir kartojame veiksmus. Man atrodo pakanka. Štai toks rezultatas su pušimi. Kitas rąstas yra ąžuolas. Ruošto ilgis yra 30 cm. Skersmuo plačiausioje vietoje 22. Ąžuolo rąstas pavirto malkomis su tokiu rezultatu. Toliau demonstruojame mažą modelį, tai yra PLS 5. Rąstas yra pušis, ilgis 43-44 cm. Skersmuo siekia 21 cm. Įdedame rąstą į stakles ir dirbame taip pat. Paspaudžiame mygtuką ir traukiame svirtį į save.
Štai toks šių staklių pastangų rezultatas. Na, o dabar suskaldysime dar porą ąžuolinių rąstų. Tie, kurie liko po pirmojo staklių naudojimo. Na, o kai įsigysite šį įrankį, komplekte rasite pačias stakles, priėmimo stalą, kad priimtumėte jau malkas, toliau apsauginis gaubtas, kuris susideda iš 4 dalių, tinklas, papildoma atrama koja, prie jos tvirtinasi rankena, ratai ir sparnai, prie kurių pritvirtiname apsauginį gaubtą ir kurie tuo pačiu metu tampa mūsų medienos judėjimo kreipiančiaisiais. Žinoma, norint visą tai pritvirtinti, jums dar reikės tvirtinimo detalių. Ir bet kuris mūsų įrankis neapsieina be naudojimo instrukcijos. Komplektaciją jums papasakojame remdamiesi PLS 5 modelio pavyzdžiu. PLS 7S modelio principas toks pat, tačiau ten dar reikės surinkti kojas, atramas. Dabar mes palaipsniui pradedame surinkti šias stakles. Ir taip pat susipažinsime su šių staklių valdymu. Pirmiausia, mums reikia pastatyti mūsų stakles ant kojų. Tam paimame šią atramą ir pritvirtinam ją šiais tvirtinimo elementais. Šiai kojai pritvirtinti turime tokią specializuotą atramą. Paimame varžtą, suderiname skylės ir įdedame. Iš apačios pritvirtiname plokštele ir veržle. Žinoma, visus šios tvirtinimus priveržiame raktu. Toliau, jei planuojate perkelti šį įrankį iš vienos vietos į kitą, verta įstatyti rankeną ir ratus. Įstatome. Rankeną taip pat pritvirtinama naudojant 2 varžtus ant atramos kojos. Įstatome rankeną į šias skyles ir iš kitos pusės pritvirtiname plokštelę veržle. Iš kitos pusės ant specializuotos ašies pritvirtiname ratus ir pritvirtiname specialią plokštelę. Galutinis rezultatas atrodo taip. Dabar jau bus daugiau ar mažiau patogu parodyti jums, kaip tiksliai valdyti šį įrankį. Kad jis pradėtų veikti, reikia paspausti mygtuką ir patraukti šią svirtį į save. Tai specialiai padaryta taip, kad šį įrankį paleistumėte abiem rankomis. Tai yra, viena ranka spaudžiame mygtuką, kitą spaudžiame svirtį, kad jūsų rankos nepatektų į darbo zoną ir neduok dieve nesusižeistų. Tai mes jums parodėme, kaip įjungiamas įrankis, bet jokių būdų nedirbame su nesurinktų įrankiu. Norint įdiegti kreipiančiuosius arba sparnus, mums reikia šias 2 skyles suderinti su šiomis 2 veržlėmis ir pritvirtinti 2 varžtais. Taigi, pritvirtiname vieną ir pritvirtiname kitą. Nepamirškite gerai priveržti mūsų tvirtinimo detalių raktais. Ir mums liko surinkti tik apsaugą. Tam paimame tinklą ir tokią vientisą profilį paimame ir įdiegiame. Tai yra mūsų galinė siena. Toliau eina tokia tiesi. Tai priekinė siena įdiegiama priekyje. Toliau eina toks gabalas įdiegiama į šoną. Ir paskutinis, tai stogas įdiegiama ant to tinklo, kuris bus. Atkreipkite dėmesį, kur yra išpjova. Tai bus vieta rąstams įdiegti. O šie tvirtinimo elementai padės mums pritvirtinti šią apsaugą, bet prieš įdiegiant apsaugą reikia įdiegti dar priėmimo stalą. Jis uždedamas labai paprastai. Įvedame kablius ir nuleidžiame. Stalas stovi.
Staklė vėl surinkta ir dabar mes galime vėl dirbti. PLS 7S modelio surinkimas mažai kuo skiriasi nuo ankstesnio modelio, bet vis dėlto yra šiek tiek skirtumų. Pirma, priėmimo stalas tvirtinamas 3 vietose iš abiejų pusių, žinoma. Toliau ši apkaba jau sumontuota ant įrankio ir atskirai turime surinkti tik kojas ir ratus. Taigi, paimame 4 vamzdžius, įstatome juos į stovą, kuris jau pritvirtintas prie pačių staklių. Toliau turime 2 skersines, kurios laiko šias kojas tarpusavyje, o atraminė koja yra storas vamzdis. Visa tai tvirtinama komplektiniais tvirtinimo elementais. Iš kitos pusės matome ašį, ant kurios montuojami 2 ratai, kad būtų lengviau perkelti. Jie montuojami ant specialios komplektinės ašies, tvirtinami taip pat kaip ir ankstesnėme modelyje. Pats surinkimo procesas nereikalauja daug proto ir laiko. Tai visai nesudėtinga. Komplektinis tvirtinimas ir surenkam. Manau, susitvarkysite. Na, o šiuo metu baigėme pažintį su malkų skaldytuvais PLS 5 ir PLS 7S. Taigi, gero jums pasiruošimo žiemai ir viso gero. Nepamirškite apie saugos techniką. Iš jūsų prenumerata, patiktukas, komentaras. Būkite sveiki, gyvenkite ilgai. Iki kito karto.